Sveiki, laikas bėga nerealiai greitai ir štai jau startuoja antrasis pavasario mėnuo ir šiandien aš jums noriu papasakoti, kągi mums tu per varę paruošė balandžiui. Mano rankose balandžio brošiūra, kurioje yra 23 šaunūs pasiūlymai ir kaip visada savo pasakojimą pradėsiu nuo to, kągi gali gauti vakarėlių šeimininkės arba tie, kurie turi didesnius užsakymus. Čia viskas būna visada surašyta brošiūros gale, priklausomai nuo pardavimų sumos, ką gali konsultantas užsakyti ir padovanoti vakarėlio šeimininkiai, arba jeigu klientas užsako už didesnę sumą, tokį dalyką gali padovanoti, arba pats konsultantas galbūt užsisako už didesnę sumą, tada gali įsigyti savo. Jeigu vakarėlis ar užsakymas yra 120 eurų, tai tada galima įsigyti štai va šitą Aloha 1 litro dubenį. Labai gera forma, labai geras tūris, pats indas iš išorės matinis, toksai šiurkštus, kad ilgai nesusiraičytų iš vidaus slidus, kad lengvai plautųsi. Dangtelis sandarus, uždarėm, pukšt, išleidom orą, galima laikyti šaldytuve, taip maistas išliks daug ilgiau šviežias, gal salotų likutis, gal žuvis marinuota, gal koks mišrainės likutis, o gal kokia šaltiena ar kažkas tai kitas, ar kepsniai kokia nors. Bet puikiai galima neštis ir su savim, tiek į darbą pasiimti kažkokius užkandžius, tiek į gamtą ir taip toliau ir taip toliau. Tai tokia dovana yra už 120. Pasiūlymas tiksliau, nes konsultantas jį įsigyja už simbolinį mokestį. Kai siekia 250 eurų, irgi galite rasti štai čia paskutiniam puslapį, tada papildomai prieš tai šito galima įsigyti dėžutę su gyvūnėliais, didžiąją dėžutę ir vėl eilinį kartą, neatsimenu tūrio, 4,6 litro. Tai yra Optimum dėžutė. Optimum yra vienintelės keturkampės dėžutės, kurios uždaro indą 100% sandariai. Nes šiaip 100% sandariai uždaro tik apvalūs lankstus dangteliai. Bet šitie keturkampiai dangteliai turi tą savybę, kad štai čia va yra silikoninė tarpinė. Jinai yra iš išorės, apgaubianti iš išorės indelio kraštelį ir iš vidaus. Tai yra ta silikoninė tarpinė apgaubia mūsų indą ir taip uždaro 100% sandariai. Kaip uždaryti tą dangtelį, nes dažnai būna, kad žmogus įsigyja šitą dėžutę ir sako, aš užspaudžiau, bet man niekas neužsidarė, viskas atšoka ir panašiai. Šitą dangtelį reikia taip rimčiau spustelti ir galima paprasčiausiai apvažiuoti aplinkui taip, kad ta tarpinė, tas dangtelio kraštas atsidurtų tarp tarpinės šonelių ir taip mūsų indelis susidaro visiškai sandariai. Ir svarbu, kad nebūtų va čia štai tokių pakilimų. Jeigu liko pakilimas, tai nebus sandaru, tai pabaikite uždarinėti. Aš dar kitą kartą uždarinėjau kampas ir tada prabraukiu ir uždarau štai šitas tiesiasias dalis. Pats indelio dangtelis turi štai tokius kvadratus. Ir įdubimą turi indelio pagrindas, tai todėl, kai jūs statote vieną ant kito, jie labai stabiliai statos. Jeigu statysite per pusę mažesnius, mes esam turėję tokius per pusinius ir dabar visai nesenai turėjom išpardavime, tai tuomet galite statyti du ir jie stabiliai statysis. Tai šitas yra už 250, jeigu 350, tai tada visas šitas sandarus rinkinys. Ir kurgi naudoti tą sandarų rinkinį, galite ir mėsas marinuoti, galite ir miltus laikyti, galite ir šuniukų, kačiukų maistą laikyti, ypač dera, nes tie piešinukai, šuniukai, kačiukai. Ir kadangi jie yra 100% sandarus, tai neišeis kvapai, o gyvūnėliai mėgsta, kad jų maistas kvepėtų. Tai saugok gyvūnėlių maistas, jis yra pakankamai brangus, tai tokiu būdu jūs jį ilgiau išlaikysite šviežią. Na ir dabar pasižvalgom ant mūsų stalo, ką mes turim ir turim iš tiesų fantastiškai gerų pasiūlymų. Net jeigu mes keliautume beversdami brošiūrą ir atvertę patį pirmą puslapį, nepradėsiu pasakoti nuo to gaminio, kuris yra pats pirmas, bet nuo tų, kurie šiek tiek žemiau. Nes pavasaris, žalumynai ir mes norim daugiau valgyti įvairiausių žalumynų, norim juos nusipirkę ilgiau išlaikyti šviežius, norim iš daržo parsivežę ilgiau išlaikyti šviežius. Todėl turime Tupperware Vensmartus. Tai yra spa mūsų daržovėm. Net jeigu jūs sudėsite šiek tiek pavytusias daržovės, bereiks jas tik nuplauti, sudėti dėžutę, jos atsigaus, nes indas sudarytas taip, kad apačioje yra štai tokios bangelės. Į tas bangelės patenka vandens perteklius, jeigu jisai liko ant daržovio, ar kažkaip jisai nuteka į apačią, tad garuoja, indė susidaro drėgmės terpė ir mūsų daržovės kaifuoja ten. Būdamos jos tiesiog atsigauna, tampa gūgždančios, tampa tokios tvirtos. Ko negalima laikyti kartu, negalima laikyti agurkų su kitom daržovėm, nes agurkai jie yra tokie egoistai, jie sutraukia drėgmę iš kitų daržovių ir patys tada greit supūna. Agurkus dėkite į dėžutę net nenuplautus, dėkite, paprasčiausiai sudėkite, kad jie neturėtų drėgmės, dangtis neleis iš jų išgaruoti drėgmę ir taip jie išliks ilgai švieži, bet ne su kitom daržovėm.
Kaip aš dažniausiai skirstau, ką su kuo laikyti, tai dažniausiai laikau lapinę su lapinėm, ten tos kalafiorai, brokoliai, briuseliukai kitoj dėžutėj, šakninės trečioj dėžutėj. Na ir netgi yra tokia lentelė, kuri nurodo, kiek nori kvėpuoti, kokia daržovė. Ir viršuje yra toksai stumuoklis, kurį galite perstumti į vieną poziciją, į kitą arba į trečią. Jeigu jūs perstumsite ant tokio pilno rutuliuko, tai dėžutė bus visiškai uždaryta, tokia visai nekvėpuojanti. Jeigu ant pustinio, tai bus viena nosis atidaryta, jeigu ant pilnai atidaryto, bus atidaryta pilnai. Ir čia yra parodyta, kas mėgsta daugiau kvėpuoti, kas mėgsta mažiau kvėpuoti, kas nemėgsta visai kvėpuoti. Bet galite netgi nežiūrėdami į šitą lentelę atsirinkti. Tas, kas auga po žeme, tas nemėgsta kvėpuoti, tas, kas palei žemę, mėgsta šiek tiek kvėpuoti, tas, kas aukščiau, mėgsta daug kvėpuoti. Paprasta ir elementaru. Bet aš savo namuose šitas dėžutes naudoju ne tik tai daržovėm ir mėsai marinuoti, ir žuviai marinuoti, ir ten kokį dabar važiavau per Velykas į svečius, reikėjo jonį įsidėti. Ir į tokią žemesnę, į šitą vaistai netilpo, tai į šitą dičkį aš perpjauau pusiau ir du gabaliukai jonio, puikiausiai deserto jonio nukeliavo į svečius. Kokį mes turime rinkinį? Balandį mes turim 1,8 litro žemąją dėžutę, labai populiari ir labai gera forma, ar kepsniukam pamarinuoti, ar kokiem ten susidėti morkom, salieram, šparagam ir visiems kitiem dalykam. Ir aukštoji 4,4 litro, irgi toksai, geras labai, iš tiesų labai geras derinukas. Tai pirmas gaminys apie daržovės. Jeigu kalbam toliau apie daržovės, turim naujų spalvų rinkinį, tokią geltoną kaip saulutę, tokia biški gal parudita dar šiek tiek, kiauraindį dvigubą ir skustuką. Tai pradėsiu nuo kiauraindžio. Jisai toks susiraukšlėjęs mūsų kiauraindis, susiraukšlėjęs iš išorės, susiraukšlėjęs iš vidaus. Iš išorės yra tokie laiptukai ir iš vidaus yra laiptukai. Ir dar yra kojos. Tai jeigu mes kurį kriauklę pastatėm, tai jisai nestovi stabiliai ir neatsiremia į kriauklę, tai viskas labai gerai nuteka. Ir turi labai daug skilučių, tik neatsimenu kiek, bet žinau, kad net yra suskaičiavusių, kiek yra tų skilučių. Ir skilutės neužsikemšančios, tai mums nereikės taip, kaip būna, kai susidaro tokia plėvė, kiauraindį ir pro jį neprateka ir mes daužom ir purtom. Tai čia viskas nutekės labai puikiai. Dabar kam reikalingos tos raukšlelės? Iš išorės tam, kad stabiliai padėti ant įvairių diametrų dubenų ir puodų. Iš vidaus tam, kad nuplauti nešvarus dalykus. Pavyzdžiui, tokie kaip pievagrybiai būna labai žemėti, tai mes imam vandenį, pilam ir galim jo šiek tiek papurtyti ir to žemės nusivalo į mūsų bangeles. Jeigu turi tik iškastas bulves, šviežias, bet ne tas šviežias, kur perkat parduotuvėje, kur jau pastovėjo mėnesį laiko, bet jos dar šviežios, bet tokias šviežias iš daržo, tai tada dedam į dubenį, jas padrekinam šiek tiek ir sukamaisiais judesiais sukam ir ta lobelė lieka tarp tų bangelių, mums nereikia trinti kiekvienos atskirai bulves. Irgi puikus variantas. Jeigu reikia nuplauti, pavyzdžiui, kokias braškes ar lepius dalykus, tai irgi galima uždengus tokiu būdu leisti per vidurį vandenį, arba galima į kibirą taip paniurkyti, jeigu esat sode darže. Šitą dangtį dar galite uždengti ir taip atvirkščiai, kad vanduo bėgtų čia ir neniurkyti jūsų daržovių. Ir šiaip galima naudoti kaip du atskirus kiauraindžius. Galite nupilti, pavyzdžiui, makaronus ir jeigu makaronus reikia, būna, kad ten lieka drėgmės kituose įvairiuose vamzdeliuose, pasukiojot ir viskas. Tie makaronai jau nebeturi savyje vandens. Jeigu nuplovė daržovės ir neturi centrifugos, kad išcentrifuguoti, irgi puikiausiai dedate kiauraindį ir puikiai tokiu kratymo būdu, tik paskui langus reikės valyti, nupurtės ir jūsų daržovės šviežios. Mes dar juokaudavom, kai darydavom daug vakarėlių ir vakarė reikėdavo važiuoti namo, sakom, suges mašina, tai galėsit tranzuoti, visi galvos, kad policija ir puikiausiai savo sustos. Na, žodžiu, variantas šitas irgi puikus. Tai stiprus, patogus kiauraindis su labai tvirta rankena, kuri turi oro tarpus, su kabliu priekį, kad irgi būtų galima pakabinti ant puodo. Superinis reikalas, jeigu neturi, tikrai rekomenduoju. Ir dar rinkinėje su dvipusiu skustuku. Viena dalis dantyta, kita dalis lygi, jisai vartosi. Su dantyta dalim mes lupam tai, kas yra minkšta, kyviai, pomidorai ar pavytusios ten bulvės kokios nors. Su lygia dalim lupam tai, kas yra tiesu. Netiesų kieta, morkos, bulvės ir panašiai. Taip pat jisai puikiai tinka češkavotko pusto, galima netgi taip pirmin atgal, kadangi abi dvi dalys pjauna. Taip pat puikiai galėsite ir kieto sūrio pasipjaustyti, tokiu pjaustymo būdu, ar ten iš morkos pasidaryti, tokios kaip pliauską savo pagriaužti, ar netgi iš bulvių pasidaryti čipsus. Patogus, horizontalus kustukas ir dar yra abipusė akytė, kad būtų galima išimti iš bulvių tas tekytes. Punkt. Tai apie mūsų daržovės yra tiek.
Dabar keliaujam, net galim keliauti pagal brošiūrą ir žiūrėti, kasgi kitame puslapyje yra. Ir kitam puslapyje iš tiesų tas gaminys, kuris irgi siejasi su daržovėm ir ne tik daržovėm, tai mūsų Supersonicsas. Aukštasis Supersonicsas, nes jau daug kas prašė, sako, nu jau mažiau, kad ir vieną kartą turim su nuolaida, ir antrą kartą turim su nuolaida, ir trečią kartą mums reikia didesnio. Tai dabar turim aukštą. Jų kadangi yra labai ribotas kiekis, tai per savaitę vienas konsultantas gali užsakyti 5. Tai jeigu reikia daugiau, tai kitą savaitę duokit užsakymą, jeigu dar bus, arba tą žmogų, kuris nori užsisakyti Supersonicsą, motyvuokit tapti konsultantu ir jisai tada galės užsisakyti pats. Kas tai per gaminys, kam jis naudojamas, ką su juo veikti, tai yra ne elektrinis, tai yra mechaninis smulkintuvas, kuris turi labai aštrius, va štai tokius 3 aukštais išdėstytus peiliukus. Peiliukai yra palenkti tam, kad mums tam kapojamą produktą labai gerai sumaišytų. Pats indelis yra iki čia yra 600 ml talpos, tai jeigu žiūrėt pilną, tai beveik 800 ml talpos. Ir smulkinasi labai elementariai. Ar mes čia dedam svogūną, ar česnaką, ar kokius žalumynus ten pesto darimui, ar net kokią bulvę bulviniam blynam, ar varškę ten su priedais įvairiais, jeigu norim susimaišyti pusryčiam, ką nors skaniai. Ar ten kokį net avižos ir bananas, jeigu norim avižinį blyną pasigaminti. Na, žodžiu, viską, kam riešutus puikiausiai, viską, ką mums reikia sukapoti, dedam čia ir va tokiu va traukimo būdu. Geriausia tai daryti pasidėjus ant stalo, tik netraukit aukštyn, netraukit žemyn, traukit va taip va lygiagrečiai stalo, tokiu intensyviu užkertančių judesių. Taip galėsi sukapoti ir vištieno, netgi žalę, ne tik tai virtą. O iš virtų dalykų tai galit užtepėlių prisiruošti kokiu norit. Kiaušinis, vištiena, šiek tiek majonezo, vum, 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 užtepukas. Šprotas kiaušinis, šiek tiek majonezo, vum, 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 užtepukas. Nenorit kiaušinio, tai dėkit vištieną, avokadas, džing, 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 sukapojam, užtepukas. Vien tik avokadas su česnako, avokadas su sūriu. Na, žodžiu, galima prisigalvoti, bet taip šaldytuvą atsidarot, matot, kas yra jūsų šaldytuvo viduje. Arba varškė česnakas ir koks vytintas pomidoras. Ir jau skanu druska, pipirai dar be abejo. Dar šiek tiek majonezo, tai iš viso tobulas užtepukas. Žodžiu, kapokit viską, ką tik pageidaujat. Ir turėsite iš tiesų labai skanių dalykų, nes mes labai dažnai perkam kažkokius dalykus parduotuvėje, įvairiausius užtepukus, kurie visų pirma yra brangiau, o visų antra paskaitykite sudėtį. Tai jau geriau nusipirkti avokadą, nusipirkti paprastos vištos, ją išsikepti ir viską puikiausiai susikapoti ir turėti tobulą užtepuką. Ir dar yra tokia va dalis, kuri skirta plakimui, tai galite susiplakti kažką ar ten kokį omletą ar kažką, tai galima tokiu būdu, nors aš dažniausiai viską darau su peiliukais. Jeigu, pavyzdžiui, daryčiau omletą, į kurį ten reikėtų kažką įdėti grybų, pavyzdžiui, tai sukapočiau grybus, tada dėčiau kiaušinius, dar pakapočiau ir tą viską iškepčiau. Arba, aišku, galima pirmą pakepinti grybus, tada suplakti kiaušinius ir sudėti ant viršaus. Jeigu norit blynų su obuoliais, tai dedat obuolį, sukapojat, mušat kiaušinį, dedat pieno, dedat miltų, viską vum, vum, vum ir dedat savo kepat puikiausiai blynus. Tai mūsų aukštasis Supersonicsas, tam, kad neįsipjauti rankų, jisai turi štai va šitą vadalį, turi apsaugėlę, kad jeigu kartais stalčiui kažkur tai pasimestų, kad nesusipjaustytumėt. Ir dangtelis jo išserdo. Raudoną dalį švelniai spūstelit ir baltą dalį, raudoną mygtuką, baltą dalį sukat į save, raudoną nuo savęs. Ir būtina sąlyga, būtina. Šitą dalį galit plauti kaip tik tai norit, šita dalis yra nešlapinama. Nes jeigu jūs užšlapinsit savo virvutę ir paliksite susuktą, tada ta virvutė storės, jinai pradės kliūti ir jinai paprasčiausiai nutrūks. Dar kitas dalykas, jeigu čia pateks nešvarumų, šitas mechanizmas prilips ir jums nebesuks apatinės dalies. Aišku, tai pagydoma, atklijavote, išplovėte ir galite daryti toliau. Jeigu taip nutiko, kad virvutė sušlapo, ją ištraukėte, įkišat šitą dalį, dedat į karštą vietą, kur nors, pavyzdžiui, ant radiatoriaus, kad greičiau išdžiūtų ir viską puikiausiai išdžiovinate. Norint surinkti, dedam čia, kur yra tokia spinutė atrakinta ir sukam pagal rodiklę. Tiksliau pasukam va taip va, judėjimo kryptim, kad mūsų dangtelis susirinktų. Labai paprasta, dar kartą rodau. Švelniai spūstelit, nestipriai, nes yra kas mygiai iš jėgos ir net nulaužia tą raudoną dalį ir tai nebus garantinis dalykas, jeigu jūs nulaušit. Švelniai spūstelit ir sukat baltą dalį į save, raudoną nuo savęs. Viskas išardyta ir viskas puikiausiai gali būti išplauta ir vėl surinkta ir vėl naudojama. Tai Supersonicsų labai džiaugiuosi, kad jį yra galimybė įsigyti balandžio mėnesį. Tai vienas iš paklausiausių gaminių, jau savaitę prasidėjo, mačiau, kad jis
pirmauja, jis yra numeris 1, jo ribotas kiekis, dėl to jeigu jums reikia, nedelskit, sakykite dabar. Ir dar kitam puslapį, vėlgi fantastiški reikalai. Tai yra šaldymo dėžutės, gal balandį mes dar nešaldom, bet dėžutės jau įsigyti verta. Ir yra 2 tipų, pradėsiu nuo tos, kurių yra mažiau. Tai yra litrinė žemoji šaldymo dėžutė. Šaldymo dėžutės tai nėra taisyklė, mes tik šaldom. Ne, jos puikiai tinka ir laikyti maistų šaldytuve, ir maistų transportuoti, ir net kur gamtoj serviruoti tiesiai iš dėžutės. Pati dėžutė yra pagaminta iš polietileno, jinai yra minkšta, va, matosi, jinai visa tokia plastiška, ir net prie -20 laipsnių jinai lieka lygiai tokia pati plastiška. Tiesa, kitiem galbūt tas polietilenas skamba drastiškai ir skamba baisiai, bet iš tiesų Tupperware gamina plastiką iš polimero, kuris neturi jokių toksinių priedų. Jisai nėra inertiškas, nėra kadmio, nėra polivinio chlorido. Tai mes įdėję į dėžutę maistą esame saugus, kad tas maistas ir yra maistas, o ne su perėjusiais visokiais priedais. Dėl to saugiai naudokite Tupperware ir būkite ramus, kad tai yra iš tikrųjų saugus ir kokybiškas plastikas. Norit skausmingo eksperimento, išlydykit, kad ir tokią dėžutę ir pamatysit, kad jinai netgi lydosi be jokio kvapo. Kadangi tai dėžutės yra šaldymo, vadinasi, kai mes jas sudedam vieną ant kitos ir dedam į šaldiklį, turi likti tarpai, kad cirkuliuotų šaltas oras ir mūsų maistas kuo greičiau šaltų. Nes maistas šaldant reikia, kad jis kuo greičiau šaltų ir kuo lėčiau atšiltų. Tai jeigu mes dedam čia, pavyzdžiui, kokias trintas uogas, arba cilas uogas, arba kokią sriubą, ar kokį pusgaminį, ar balandėlį likusi ir norime užšaldyti, sudedami dėžutės, dedami šaldiklį ir matot, va čia lieka tarpas, kad oras cirkuliuotų. Ir mūsų dėžučių apačioje yra va štai tokios kojytės, o ant dangtelio yra įdubimai, bet kai pasistato, tai irgi šaltas oras gali puikiausiai cirkuliuoti. Ir ant tos litrinės mes galime puikiausiai išdėti 2 po 1,1, galime uždėti 450 ml, galima jas miksuoti va štai šitaip, nes 2 450 ml yra 1,1 litro dydžio. Bet kaip ir minėjau, tai nebūtinai taisyklė, kad mes tik šaldymui jas naudojame. Mano šaldytuve labai dažnai būna koks maisto likutis savo sudėtas, ar net kažkur tai vykstant pasiemam, ar ten kokie riešutų pakelis būna likutis, supilu padedu sandėliuke. Žodžiu, jos tinka visiškai visakam. Tai kitas rinkinys yra toksai, kad 2 po 1,1 litro ir 2 po 450 ml, va štai čia mes matom, nerealiai gražių naujų spalvų ir tikrai bus puošnios ir jūsų šaldytuve ir šaldiklyje. Nu, tokios džiugins akį ir dėrės prie visos naujos kolekcijos. Tai šaldymo dėžutės irgi yra mūsų balandžio pasiūlymuose. Na ir lipam į kitą puslapį. Ir kitam puslapį, kiek aš pamenu, dar pirma karališka forma. Tik atkreipkite dėmesį, kad karališka forma yra parduodama tik tai nuo 2 balandžio savaitės. Tai yra nuo 8 dienos, todėl pirmą savaitę jūs nerasite jos. Tai nuo 2 balandžio savaitės jūs galite įsigyti va štai tokią kekso formą. Ir ta kekso forma, jinai pagaminta iš silikono, kai jūs turbūt irgi jau žinot, kad Tupperware silikonas yra pagamintas iš smėlio, neturi jokių kenksmingų medžiagų, neturi teflono ir jame kepant kepinys neprikimba ir labai gražiai išsiema. Nes silikonas turi mikroporas, kai gauna karščio, tos mikroporos atsidaro, tada riebalas esantis jūsų kepinyje patenka į tą mikroporą ir toks vyksta kepimo procesas, kad kai jau kepinys faktiškai iškepęs, jisai atšoka nuo sienelių ir tai jau yra ženklas, kad viskas iškepia. Labai lengva išimt, bijo aštrių dalykų, bijo griliaus, dėl to su peiliu nepjaustom, griliaus nejungiame ir kepam įvairiausius tiek keksus, bananų ir visi kokie norit, tiek batonus elementarus, aš tai įsigudrinau namie kepti paprasčiausią batoną, miltai, grūdai, mielės, vanduo, druska ir viskas, daugiau nieko nededu, aliejus ir gaunasi tobuliausias batonas. Galite kepti įvairiausius paštetus, mėsos vyniotinius ir panašiai. Paštetas kepenėlių, įkelsim video, turiu ir kepenėlių paštetą šitame indė iškepta. Ir išsiema gražiai, ir atrodo gražiai, ir gražu serviruoti. Tai karališka forma irgi mūsų žvaigždė balandžio mėnesio. Ir jeigu kalbant toliau apie kepimą, kitam puslapyje yra tai, ką mes turėjome vasarį ir kas baigėsi ir neturėjo galimybės visi įsigyti, bet lygiai taip pat ir balandį tų gaminių kiekis yra pakankamai ribotas, dėl to jeigu jums reikia, tai nedelskite, įsigykite, nes lygiai taip pat gali neužtekti visiems, nes jų vėlgi yra nedaug. Bet galimybė įsigyti yra, jeigu žiūrint, kada žiūrite tą video, gal dar nepasibaigė. Ir turim arba atskirai padėklą kočiojimui, arba jį su miltų sijokliu susietą. Tai yra rinkinyje su miltų sijokliu. Pradėsiu nuo padėklo atskirai.
Nepasakysiu aš jums atmenų, nors galiu pasižiūrėti turbūt brošiūroj. Taip, padėklas ruošimui 66 cm ant 46. Tai, jau matot ir mano rankose, kad jis yra didelis. Vidinė pusė yra slidi, o išorinė pusė yra tokia grumblėta šiek tiek. Tas grumblėtumas duoda tai, kad mums kočiojant tešlą, tešla nekimba prie mūsų padėklo ir nesliuogia atgal. Tai mes, pavyzdžiui, tešlas tokias kaip mielinė tešla, koldūnų tešla, virtinukų tešla, galim net be jokių miltų ploniausiai išsikočioti, taip nuo centro į visas pusės ir pamatysit per laivos tikrai gaminsiu aš plikytą koldūnų tešlą ar mielinę tešlą, tikrai pamatysite, kaip kočiojasi ir koks kaifas kočioti. Tiesa. Katalogė dar rasit kočėlą, irgi labai rekomenduoju įsigyti. Ir dabar sausainių formeles, kurios tvirtinasi prie kočėlo galų, kad būtų galima reguliuoti kočiojimo storumą ar 3 mm ar 6 mm, tai galima įsigyti už simbolinę kainą. Tai įsigijat kočėlą, tai be nuolaidos kataloginę kainą, bet formeles galite įsigyti labai pigiai, toje gaunasi labai gera kaina. Tiesa, katalogė, popierinėje versijoje parašyta, kad kočėlas iš karto yra su formelėm, bet čia yra spaudos klaida, jisai yra be formelių, formelės yra atskirai. Tai formelės galite užsakinėti ne iš katalogo, o prie žaisliukų skirtės, prie mikso mūsų gaminių, tenais rasite jas gerokai pigiau. Tai kaip atrodo tas mūsų kočiojimo padėklas, jis turi va štai tokius apskritimus. Čia yra ne tas dydis, kuris yra realiai centimetrų pamatavus. Čia netgi yra įvertinta, kad jeigu jūs kepat torto blyną ir jums reikia 28 cm, nuimant nuo padėklo, tešla šiek tiek pasitraukia, tai čia yra įvertinta netgi tas pasitraukimas. Dar čia turim tokių atitikmenų, tiem podeliai ir visi kiti amerikoniški matai, kai jau nežinom, kas yra kas, galim pasižiūrėti į padėklą ir paprasčiausiai žinot. Dar yra kvadratai, va tokios žvaigždutės, jeigu mums reikia tiesiais keturkampiais supjaustyti. Ir kaip dabar tą kočėlą pritvirtinti prie stalo, bereikia padėti tik tai kokį vienkartinio rankšluosčio gabaliuką ar tualetinio popierio gabaliuką, biškį užspausti vandens ir jį padėti. Ir viskas jisai neslidinės. Jeigu stalas labai lygus, galite jį padrėkinti paprasčiausiai vandeniu, tada jis irgi puikiai prikimba, bet mano, pavyzdžiui, va šitas ofisinis yra toks grumblėtas, tai aš visada darau lengviausią būdą, aš padedu popierinio rankšluosčio ir tada jį paprasčiausiai čia patiesiu, pritrinu ir jisai puikiausiai man guli ir neslidinėja. Tai yra variantas vien tik padėklą įsigyti ir kitas variantas sutaupant daugiau, jį įsigyti su miltų sijokliu. Miltų sijoklis turi skalę iki 250. Iki 250, bet iškart nepasakiau ko, bet čia yra ne mililitrai, čia yra gramai miltais. Tai jeigu jums reikia, pavyzdžiui, pusę kilogramo miltų picai, mūsų mėlyniai tešlai, tai va tik čia 250, 2 sijoklius prasijojot ir turit. Pilnas sijoklis yra 300 gramų miltų. Tai jeigu jūs neįžiūrit šito skalės, tai iš karto orientuokitės, kad pilnas 300 gramų arba skalę galite pasižymėti kokiu markeriu ir matysit, kas yra kas. Jisai turi va štai tokį malūnėlį, kuris puikiai prasijoja miltus, įvedant daugiau deguonies, taip pat puikiai galėsit prasijoti cukraus pudrą, kakavą, apibarstyti kepinius, aš namuose turiu 2. Viename cukraus pudra, kita miltai, ką nors, pavyzdžiui, jeigu kokia varškinė tešla arba virtinukų noriu, kad nesusitrauktų tešla, šiek tiek pasibarstau miltų kočiojant. Ir jeigu man reikia persijoti miltus, jisai va taip va turi 2 dangtelius. Jeigu man reikia persijoti miltus, aš atidarau abu dangtelius, tada patenka oras ir labai puikiai sijojasi. Jeigu man reikia pabarstyti tik tai, viršutinio neatidarau, tada susidaro šiek tiek vakuumas ir byra ne taip stipriai. Ir viskas gražiau apibarstoma. Žodžiu, superinis reikalas, galima įsigyti su padėklu arba galima įsigyti be jo. Žiūrim, kasgi toliau. Toliau, jeigu jau visi kepimai, bet šitas reikalas mums labai būtų tikęs ir prie Supersonicso išvalyti viską, bet ir šiaip prie kepimo, ar reikia kažką tai mums išimti, ar išvalyti, ar pamaišyti, tai yra siaura silikoninė mentelė. Ypač mažesniem talpom. Tobulas dalykas, jisai turi silikoną ir turi kietą kotą. Ir ko jis labai bijo, jis bijo aštrių kraštų, tai jeigu atidarėt konservų dėžutės skardinę su žieduku, nevalykit su šitą mentelę, nes tikrai supjausysit ir neminkykit su ją, nes jeigu minkysit, tai viduje yra kietas plastikas ir jisai gali pradurti jūsų silikoną. Šiaip superinė mentelė ir tikrai mažos mentelės reikia namuose, norint išvalyti visokius dalykus. Na ir dar prie kepimo srities yra šeimininkės rinkinys, tai indelis, o čia pas mus buvo potvinis, tai vandens dar šitame indelį yra. Nu tai, žodžiu, įsivaizduokit. Čia yra 200 ml indelis ir viršuje yra 4 tokios detalės. Tai yra sulčiaspaudė. Sulčiaspaudė yra tokia aštri
ir su tokiam labai gerom skilutėm, tai gali dėsite ir didesnį ir mažesnį citrusą savo puikiausiai spausti. Tarkutė, irgi aštri tarkutė, ar patarkuoti imbierą, tobulai gauna siūlai, tie imbiero lieka rankose, ar česnaką patarkuoti, ar vaikui kokią morkytę patarkuoti, ar citruso žievelę patarkuoti. Idealus reikalas, tiesa, kaip susirenka jisai, va, štai šitaip, va, viskas vienas ant kito verčiasi. Kiaušinio trynių atskirėjęs nuo baltymo. Mes dabar su Benu filmavom keletą video, tai galbūt matėte ir Kuršėnų vyniotiniam ir Jonyje reikėjo atskirti trynius nuo baltymų. Mes šiaip mokam iš lukšto į lukštą, bet su šitu nerealiai patogu. Mušam, trynys lieka čia, baltymas nusliuogia. Galima dėti ant šito indelio, galima dėti ant greitkračio, galima dėti ant ąsočio plakimui vidurio, galima dėti ant universalaus dubens dangčio plakimui, irgi puikiausiai visas šitas detalės. Ir spalvos irgi derančios prie viso mūsų kiauraindžio, tai viskas tarsi iš vienos puikios gamos. Verčiam toliau, ką turim. O čia mano vaiko favoritinis indas. Tai yra ryžių virimo indas. Ir ryžiai tokia įnoringa šiaip tai kruopa. Jie mėgsta išbėgti ir mėgsta prisvilti. Bet jeigu jūs virsite ryžių indę, nei išbėgs, nei prisvils. Porą elementarių žingsnių tik tai reikia žinoti. Imam ryžius, juos reikėtų nuplauti. Ir plaunant ryžius, turim įvairiausių kiauraindžių, tai su jais galite puikiausiai nuplauti ryžius. Ir tiesa, prie jo štai šitam inde būna instrukcija, tik nežinau, kur mano instrukcija pasimetė. Mano instrukcija sakė sušlapo, nes čia mūsų apipylė, o tu ją išmetei? Nu, žodžiu, tai reikės nusifotografuoti į sandėlį esančio. Kas pametėt instrukciją ir norite gauti, kas ten yra surašyta, tai rašykit, jeigu jau savo fotografuosiu, tai ir jum atsiųsiu. Ten yra, kiek kokiom kruopom reikia pilti vandens ir kiek laiko virti. Bet iš esmės tai verda turbūt labai panašus laikas kaip ir puodė verda, tik tai, kad nereikia stovėti. Na, žodžiu, kalbėkime apie ryžius, o visas kitas kruopas įsinagrinėsite patys. Negalima virti manų, bet kitus ten žirnius, perlinę, sako, galite puikiausiai įsivirti. Kai kurios dalykus aš mirkau prieš tai tada jau automatiškai negalioja taisyklės, nes reikia tada automatiškai virti mažiau. Ryžius aš dažniausiai imu 300 ml greitkratyje ryžių, nesvarbu ar apvalūs, ar pailgi, kokie bebūtų jie, juos nuplaunu. Mes kaip tik praeitą mėnesį turėjom tokį tobulą trikampinį kiaurainduką, kuriame labai smagu nuplauti. Ir šitam galite nuplauti, irgi puikiausiai tinkantis dalykas. Nuplaunam ryžius ir tada dedame iš tai čia, arba netgi čia pilant galima nuplauti ir va čia va nukošti, bet man patogiau iš tiesų nuplauti su tuo arba su štai šitu va mūsų kiauraindžiu. Ir tada 300 ml ryžių imu šiek tiek daugiau negu pusantro karto vandens. Tai 500 ml vandens, užpilu, dedu dangtelį, uždedu viršutinį dangtelį, 2 dangteliai reikalingi tam, kad mūsų neišbėgtų kruopos, nes čia skaidosi, kyla, burbuliuoja, apsiverčia, vėl grįžta viskas atgal, na žodžiu, visas procesas vyksta puikiausiai ir dedu į mikrobangę 12 minučių. Už 12 minučių mikrobangė įsijungia, dar palieku pastovėti 5, 6, 7, 8 ar netgi visom 10 minučių, nes ryžiai ilgai išlieka karšti ir viskas, mano ryžiai tobulai birus. Noriu daryti sušį, dedu ryžių actą, druską, cukrų, turiu azijietiškus ryžius arba šiaip kaip garnyrui. Galima iš karto verdant įdėti į vandenį sultinio kubelį, tai ryžiai bus jau iškart su skoniu. Galima įpjausit morkų, įdėti žirnelių, arba kaip Benas man sakė, sako, aš tai elementariai darau, sako, imu ryžius, tada įdedu paprasčiausios vištienos, žalios vištienos, įdedu prieskonių, užpilu vandenį, viską į mikrobangę, 12-13 minučių ir viskas puikiausiai pagaminta. Toks tarsi chalturnas, padirbtas plovas. Bet labai skanu ir studentam tai iš tiesų labai tinkantis patiekalas. Kaip dabar jį uždaryti ir kaip atidaryti? Atidarinėti reikėtų lenkiant ausis, bet ne abidvi iš karto po vieną. Atlenkiam, atkėliam ir viskas. Viskas puikiausiai atidaryta. Norint uždaryti, užspaudžiam ir užspaudžiam būtinai taip, kad ausis būtų ant rankenėlių, kad jos turėtų atramą, kad galėtumėm atlenkti. Nerealiai geras dalykas. Verdam maks iki čia. Visom kruopom tai yra rojus ir tai yra vasara, kai šašlykai kepa lauke, nieks nenori stovėti prie puodo ir virti ryžių. O čia 1, 2, 3 ir išsiverda. Ypač rekomenduoju jaunimui, studentam ir visiems tiem, kurie bando gyventi atskirai, tai tikrai nepakeičiamas dalykas. Kita pusė aloha. Štai šitų apatinių aloho dubenų 2 litrų, 4 litrų ir 7,5 litro neturiu naujų spalvų, todėl pasidėjau senas. Lėkštės yra senųjų spalvų. Už nerealiai gerą kainą. Už 2 lėkštės yra 14,90.
mes turbūt pigiausiai vieną lėkštę esam turėję už 12,90. Nu, kad 2 už 14,90, tai dar nesam turėję tokios kainos. Ir pačios lėkštės, jos yra tarsi dvigubos. Indas yra 750 ml ir dangtelis, kad nepameluočiau, 360 ml. Na, žodžiu, tai gali būti, jeigu mes esam gamtoje kaip 2 talpos, iš kurių galima valgyti. Jeigu aš įsidėjau kažką nešti su savimi darbą ar į šaldytuvą dedu maisto likutį, aš galiu drąsiai dėti su kaupu, nes mano dangtelis yra išgaubtas ir jisai uždengia tokiu būdu. Tiesa, šitą dangtelį jūs dar galite puikiausiai naudoti ant 2 litrų Aloha dubens, jeigu jums reikia kažką uždengti didesnio, o tą tiesų galite naudoti ant tos lėkštės, ant tos 600 ml, jeigu jums reikia uždengti kažką tai mažesnio. Tai irgi puikios lėkštės, kaina tobula, irgi kiekis toksai ant ribos, tai iš tiesų, jeigu kam reikia, tai nedelskit, užsisakykite iš karto ir turėsite tikrai nepamainomą dalyką, ar į gamtą, ar namuose, ar maistą neštis kažkur tai darbą. Na ir mūsų gražuoliai Aloha, tik tai spalvos bus kitos, tos naujoviškos jau spalvos. Ir tai yra dubenis, nerealiai patogios formos, toks pat yra padėkos dovanėlė šeimininkiai. Jie yra su tokiu platėjančiu sijonuku, kaip minėjau, iš išorės matiniai, iš vidaus slidus. Ir kai mes jų nenaudojame, ir dugniukas dar matinis, jie puikiai susideda vienas į kitą ir galim tos dangčius va taip mesti, arba dėti po apačią ir tik neuždarykit sandariai. Ir taip sudėti visą mūsų rinkinį. Tai turim Aloha dubenius, juos galima įsigyti atskirai. Ir jeigu pasižvalgytumėte katalogę, taip pat rastumėte, kad Aloha jūs galite įsigyti sutaupydami. Įdėsiu, kai darysiu skaidres ir kataloginius Aloha, nes Aloha dubenis irgi yra rinkiniais, o man jinai tokia pavasarinė prekė, pavasarinis gaminys, kuris tikrai pravers kiekvieno namuose. Tai šitą puslapį išnagrinėjom, jau katalogo vidurys, minam toliau. Sūrinė. Sviestas, sūris, dešra, paštetas, tai yra tie dalykai, kurie mėgsta kvėpuoti, turėtų būti laikomi dėžutėje, kuri turi filtrą. Tai yra, kad išleistų per didelę drėgmę, bet neišleistų kvapų. Sūrinės padėkliukas yra dvipusis. Viena dalis įdubusi, kita dalis lygi. Čia jeigu norit labiau papjaustyti, čia jeigu norit galbūt kažką pasikabinti ir panašiai. Uždengiam dangtelį, čia kvėpavimo filtras. Tos dalies to dangčio geriau nedėkite į indaplovę, nes filtras nėra toksai draugiškas su indaplovė. Kas gerai, kad filtro dalis yra įdubusi ir jeigu mes kažką tai ant viršaus padėjome, štai čia lieka cirkuliacija, tai mes galim ant viršaus sūrinės irgi kažką dėti, taip taupydami vietą, arba sūrinę dėti ant kažko irgi taupydami vietą. Jeigu mėgstate pjaustyti pačioj sūriniai, tai galite įsigyti atskirai katalogą yra lentutė. Ir tada jau galėsit pjaustyti, galėsit išimti, galėsit tiesiai nešti į stalą. Irgi lentutė yra dvipusė, tokia smagi labai lentutė, iš tiesų rekomenduoju ją turėti, nes ir vaikai mėgstant jos ten kažką pasidėti ir nusinešti kažkur, ir suaugę ją labai myli. Ir šiaip šitą sūrinę, kaip minėjau, visiems kvėpuojantiem dalykam. Sviestas, sūris, dešra, paštetas, bet ir pyragą puikiausiai galėsit susidėti ir kai kas netgi duoną joje laiko, kas valgo mažiau duonos. Graži balta, čia mūsų didžioji sūrinė, esam turėję dar didesnę, bet šita tokia labai tokio teisingo dydžio. Ko nereikėtų dėti kartu, tai tų kaimiškų tokių naminių dešrų su sūriu nereikėtų dėti, nes jos turi labai stiprų kvapą, netgi per filtrą būna tas kvapas prasimuša. Bet jeigu perkat pirktinės dešras arba tos kaimiškos, kur netokių stiprių dūmų kvepiančios, tai puikiausiai galite tai naudoti. Na ir kitas puslapis yra įrankių puslapis. Toks labai keistas derinys, konservų atidarytuvas įrankių dėtuvė. Šiaip abu reikalingi dalykai, tik tai su dėtuvė aš gal derinčiau kokią nors mentelę ar kažką tai. Šiaip dėtuvė patogi susidėti įvairiausiam įrankiam, aš namie neturiu 2. Samtis, kiaurasamtis, šepetys ir visi kiti dalykai. Bet žinau, kad jau kai kas, jeigu jų turi daugiau, net ir gėlės mėgsta pamerkti ir kitus dalykus susistatyti. Tai štai tokia dėtuvė. Šitą dalis išsiema, jeigu turit kubiksų mažesnio dydžio, tai galite uždėti šitą dalį ant mažesnio dydžio ir turėti įrankiam kokią nors dėtuvę irgi puikiausiai. Ir mūsų konservų atidarytuvas yra pats erotiškiausias, kaip sako, Tupperware gaminys. Taip, kojas galime žergti, sukti, apsukti, viską atsukti. Atidaro tobulai, tik neatidaro tų skardinių, kurios yra pagamintos iš tokio minkšto metalo. Tai yra pigių konservų skardinių, jisai neatidaro.
Tai iš karto perspėju, jeigu perkat, va čia aš visai nesenai Lidle pirkau kondensuotą pieną, tokia minkšta skardinė. Ir žinau, kad neatidaro, galvoju, atidarysiu žieduku, žiedukas nulūžo, tai jau geriau būčiau 10 centų sumokėjus daugiau ir nusipirkus kietą skardinę ir tikrai atidarius atidarytuvu ir skardinė tada lieka neaštri. Žodžiu, principas tas, kad mes išardinam konservų atidarytuvą, šitą dalį dedam ant skardinės to kraščiuko, kur reikia atidaryti, užspaudžiam ir tada patikrinam, kad skardinė va taip galėtų pasikelti. Jeigu skardinę galim pakelti, vadinasi konservų atidarytuvas uždėtas teisingai. Ir tada sukam ratu, tai pajusit, kaip klink padarys, tai jau prasukam ratą, tada išardinam, čia užkabinam skardinės kraščiuką, atkeliam ir mūsų skardinė puikiausiai atsidariusi. Idealus dalykas, tik nepigiom skardinėm. Ir kitas technikos stebuklas yra vyno kamščiatraukis. Jisai tokį turi stovelį ir turi spiraliai įtvirtintą į patį laikiklį. Kažkada tai buvo vakarėliai ir viena klientė atidarinėjo vyno butelį, jinai va taip įsuko ir taip bunkt. Sako, o kodėl jūs nesu šitų? Sako, o kam tada šitas? Tai sako, čia, kad gražiai stovėtų. Jisai ne dėl grožio, jisai principas labai paprastas. Dedam šitą dalį ant vyno butelio, prispaudžiam su ranka ir tada įsukinėjam tą sraigtą į kamštį ir kamštis kyla ir jisai pats iškyla. Mums nereikia traukti, mums nereikia bunktaryti, puikiausiai iškyla viskas. Atkėliam ir tada bereikia tik išsukti tą spiralę ir kamštis lieka savo. Tai irgi toks puikus, labai tinka, jeigu kam dovanų nešite, sūris su vynu. Tai ir butelį galite, žiūrint kokio brangumo reikia dovanos, tai čia galite pridėti sūriukų, vyno kamščiatraukis, vyno butelis ir puikiausia dovana kažkam tai iš tiesų kokiai nors šauniai progai. Keliaujam toliau ir jau artėjam prie pabaigos ir turime rožinį maišelį. Aš tik neturiu dar gavus rožinio, tai turiu geltoną, bet jūs įsivaizduokit, kad čia yra rožinis. 540 ml silikoninis maišelis su va štai tokiu va užraktuku. Nerealiai patogus kelionėm, labai mėgsta jį vaikai prisikabinti su karabinu prie kuprinės, su kokiais nors užkandžiais. Kelioniai, tai jeigu jūs susidėjot kokius sumuštinius, paskui jisai lieka tuščias ir neužima vietos, galite dėti kokį maudimuką einant iš pliažo, jeigu maudimukas be tų didelių lankų, jeigu mažesnis. Na, žodžiu, puikus 540 ml silikoninis maišelis. Jis tinka ir šaldyt, šaldom va taip va, pastatę vertikaliai. Jisai tinka ir, nors ir paguldytai galite, bet tik paskui atšildyti negalėsit pastatytai. Jisai tinka puikiausiai ir gaminti orkaitį ir virti puodę. Taigi gaminat tik tai orkaitę ir verdat puodę, reikia atidaryti va štai šitą va šoniuką, kad išeitų garų perteklius ir mūsų maišelis nešautų atsidarant. Štai toksai puikus silikoninis maišelis, labai patogus ar smulkmenom susidėti, ar kokiem riešutam, ar kokiem užkandžiam, ar kažkam tai panašiai. Na ir visada būna labai paklausus ir labai retai būna su nuolaida. 2 litrų slim, tokio kaip ąsočiai, kaip gertuvės. Jisai turi talpą 2 litrų, matavimo skalę, tai jeigu jūs, pavyzdžiui, skiedžiat kokius kompotus ar sirupus ar kažką tai kitą, jums reikia atskiesti, iš karto yra su matavimo skale. Jeigu pieną perkat tuose pakuotėse, tuose minkštose, tai irgi puikiai gali čia supilti, ar einat pas karvę pirkti pieno, ar kokį kompotą parsinešėt, susipylėt, ar agurkam užsirauk, dabar prasidės agurkų raugimo sezonas, tai viską bum, sudėjot, užpylėt vandeniu, druskytės, ten česnako, šito krapiuko ir turite puikiausiai marinuotus agurkus. Ir štai čia dar yra viršuje, štai toksai kaip jau ir kakliukas, tai galima puikiausiai ir įsipilti, jeigu tai yra skystis. Ir šitam ąsočiui katalogė dar galite rasti tokį setelį. Yra štai čia pradžioj, man atrodo, kažkur tai katalogo. Va štai toks setelis, tas setelis dedasi ant viršaus ąsočio. Jeigu mes supilam, pavyzdžiui, kokį nors kompotą ir norim nukošti, norim, kad nepatektų tirščiai į stiklinę, tai tas setelis mums labai tinkamas. Nagi, žiūrim ir kas vyksta mūsų brošiūroje toliau. Tai tam pačiam puslapį turim labai naudingą gaminį, štai tokį rankšluosčio laikiklį. Ant tokio pagalio mes pabaunam rankšluostį, labai patogiai ir gražiai stovi. Ir kai mes norim atsiplėšti, imam laikiklį ir kol neužspaudžiam šitos dalies, popierius sukasi. Kai užspaudžiam, mes galim puikiausiai jį atsiplėšti, tai yra viena ranka, mums nereikia prilaikyti, puikiausiai lapelį atsiplėšiam ir tada galim naudoti, kad va ir padėklo pritvirtinimui ar kažkam tai kitam, ar rankom nusivalyti, ar stalui nuvalyti. Ir keliaujam brošiūra toliau ir ten matote puslapį apie galimybės, nes tas sritis yra tiem, kurie dar
nėra tapę mūsų Tupperware konsultantais. Nu, ar tai registruotais pirkėjais, bet tai yra visiškai tas pats, visas kelias yra vienodas, visos sąlygos yra vienodos. Jeigu jūs norite taip pat užsiregistruoti ir įsigyti gaminį su nuolaida, jums reikia turėti užsakymą bent 60 €, nuo pirmų 60 € jūs negaunate savo konsultanto nuolaidos, bet gaunate 2 dėžutes po 170 ml, štai tokį šaldymo iš tos pačios medžiagos, štai tokį padėkliuką ir labai įrankių ir labai patogų šaukštą, ar mums reikia košės įsidėti, ar pamaišyti kažką tai ir visą tai gali taip bumt, gulėti štai tokiu būdu. Na ir kaip visada paskutiniam brošiūros puslapį yra kažkoks tai perliukas ir tas perliukas šį kartą yra termosas 450 ml. Karštį šaltį laiko tobulai 8 valandas ir ilgiau. Turi štai tokį užrakinimą, jeigu kur įdėjom į krepšį, kad netyčia paspaudus neatsidaryto. Kai norim gert, paspaudžiam šitą dalį, atsidarom ir galim gert. Tinka į mašinos dėtuvę, tą įsidėti, galite gurkšnot važiuodami. Tik tai jeigu norėsit iškart pasidarę gert, darykite tos temperatūros kaip jau geriamos, nes jeigu pasidarysit karštą, verdantį, tai taip ir nesugebėsite jo išgerti, nes jisai bus per karštas jums paprasčiausiai gerti. Šaltį taip pat puikiai laiko, gal jums reikės kur ledukus nusinešti, ar kokį šaltą gėrimą, ar kažkokį tai ten šaltą dalyką savo puikiausiai susipilti ir transportuoti. Aš kai slidinėjau kalnuose, tai man numeris 1 visada pasidarau arbatos ir kur keltuvė labai smagu ją puikiausiai gurkšnoti. Ir į miestą einant ir važiuojant kažkur, tai na žodžiu, daiktas idealus, dar plius supakuotas į gražią dėžutę, tai dargi bus ir puikiai dovana. Tai man atrodo, šį kartą nieko nepraleidau, prabėgau visą brošiūrą, specialiai net myniau per ją, kad tikrai nieko nepraleisčiau. Tai belieka jums palinkėti šaunaus balandžio. Pasidarykite ir po balandžio aktyvumo brošiūrą, ką galima papildomai įsigyti. Ir taip pat nepamirškit, kad mes turime šaunų katalogą, kuriame irgi yra idealių dalykų ir dargi puikių rinkinių, kuriuos galite įsigyti sutaupydami.